Kągi, pradėkime iš karto, mes kalbėsime sparčiai. Taigi, prieš užimdamas daug laiko noriu pasakyti, kad aš ne tik klausiu, bet galite klausimus užduoti ir jūs, nuskanuoti QR kodą, užduoti klausimus slaidu.com platformoje. Jeigu turite jų, pradame, užduokite juos. Timofei, pradėkime nuo 28 punktų plano. Europiečiai visiškai yra nustebę, visiškai nieko apie jį nežinojo, taigi atlikime minties eksperimentą, labai didelį stresą patirianti Ursula, Emanuelis Makronas, galbūt prezidentas Gitana turi jums paskambinti ir pasakyti, Timai, mes pamatėme šį 28 punktų taikos planą, kokia turėtų būti Europos pozicija, ką jiems pasakytumėt? Nežinau. Suprantu geriau Ukrainos poziciją. Ukrainos visuomenė atmeta šį pasiūlymą iš karto, nes jiems tai yra kapituliacijos planas. Kapituliacijos planas, kurį parengė rusai ir amerikiečiai. Laimiai ar nelaimiai. Panašu, kad planas yra gerokai realesnis nei anksčiau. tą jaučiu iš Kyjivo. Būtent todėl, kad jiems Kyjivui daromas toks spaudimas. Jei taip yra pasiūlymas dėrėtis, tai atviri tie pasiūlymai dėrėtis yra baisus, bet galima dėrėtis. Na, bet jeigu tai yra ultimatumas, vykdyk planą arba ne, tuomet manau, kad mes visi Europoje atsiduriame sudėtingoje, tragiškoje padėtyje. Aš iš savo pusės turėčiau ir reaguočiau į tai kaip į klausimą. Žiūrėkit, mes turime išsiaiškinti, ar tai yra ultimatumas, ar kvietimas dėrėtis. Jei tai yra ultimatumas, mūsų strategija būtų ir rekomenduočiau Europoje susitelkti ir palaikyti Ukrainą ir stiprinti ją. Jei tai yra kvietimas dėrėtis, tuomet Europa turėtų užtikrinti suverenumą, nepriklausomybę ir realų Ukrainos gebėjimą apsiginti, pateikiant saugumo garantijas. Gerai, bet ar Europa yra pakankamai vieninga ir stipri pakankamai ir ar Ukraina yra pakankamai stipri? Pasakyti ne ir atsitraukti nuo to plano. Aš esu ekonomistas ir mąstau šiek tiek kitaip. Ukraina gali daryti bet kokius pareiškimus, kokių struktūrų jinai nori, ką jinai gali daryti, bet klausimas, kiek tos struktūros yra realios, kiek galima tą Europą suvienyti. Kalbame apie finansinę paramą Ukrainai, tai yra finansavimo klausimas. Turime ir vietinę nacionalinę krizę, kurią sukėlė korupcijos skandalas. Turime JAV spaudimą. Jei JAV spaudimas bus toks didelis, jog jie bus pasirengę netgi nustoti dalytis žvalgybos duomenimis, jei bus nutrauktas ginklų tiekimas Ukrainai, jei nebebus Patriot sistemų, tuomet Ukrainos padėtis taps nepaprastai komplikuota. Tuomet reikės visos finansinės, diplomatinės paramos, bet tą sunku įsivaizduoti. Taigi viskas priklauso nuo to, kaip prezidentas Trumpas, kaip griežtai spaus šį planą vykdyti, kad jis galėtų pradėti savo naująjį politikos ciklą. Ar Europa yra vieninga? Taip. Manau, niekas nenori tokio scenarijaus, kai Ukraina žlugtų. Su JAV parama, JAV geriau turėtų būti vieninga. Taigi, kaip yra svarbu, jog Europos Sąjunga sutartų dėl paramos Ukrainai gruodžio mėnesį. Labai svarbu šis sprendimas. Ukraina jau šiandieną, man atrodo, antros diskusijos metu kalbėta, jog Ukrainai trūksta 50 milijardų dolerių ar eurų. tą sumą galima padengti panaudojant Centrinio banko rezervus ir dvišalę paramą, bet tokiu būdu atsirastų patikimumo problema, susidarytų finansinė krizė.
Ukraina taip atsilaikytų, bet kiltų klausimas Ukrainos ekonomikos patikimumu. Tai tokios situacijos norėtumėm išvengti. Jūs minėjote korupcijos skandalą, jūs labai garsiai apie tai kalbėjote, pasitraukite iš Energeton patarėjų tarybos. Tai kiek šis skandalas pakenkė Kyjivui? Manau, kad skandalas yra galimybė prezidentui Zelenskiui ir vyriausybei parodyti įsipareigojimą, pažadą išvalyti sistemą. Prezidentas sureagavo aktyviau nei anksčiau. Duosiu Jums konkretų pavyzdį. Kitos energetikos bendrovės vadovas buvo išrinktas konkurso būdu, vadovaujantis tarptautinę praktiką. Ministrė pirmininkė įsiterpė, pasakė, kad konkursą nutrauks ir paskutinis kandidatas trumpą laiką buvo buvusio energetikos ministro patarėjas. Ministras yra įsivėlęs irgi šį skandalą korupcijos. Tad dabar bandoma atlikti baudžiamąjį tyrimą, bandoma visiškai atsiskratyti visų žmonių, kurie bent kokiu būdu buvo susijęs su skandalu. Tai yra sunku, bet Ukrainai tai tinkamas kelias. Taigi yra peržiūrima visų energetikos įmonių lyderystė, vadovybė. Galbūt šiek tiek tos diskriminacijos yra, bet vyriausybė į šį skandalą reaguoja labai rimtai, nes susidarė politinė krizė ir ta politinė krizė reikalauja veiksmų. Matome ir iš opozicinių partijų, net ir iš prezidento rato kvietimų trauktis prezidentui. Tokių žinučių pasirodo net ir socialinėje žiniasklaidoje. Labai tikimės, kad jis neatsistatydins, bet mes matome, kad yra tos pastangos pašalinti prezidentą iš pareigų. Tai matome tokią tarsi rinkimų kampanijos pradžią. Rinkimų nėra, bet politikos sustabdyti neįmatoma. Politikavimas vyksta, man pačiam yra tekę bendrauti su žmonėmis iš opozicijos, iš kariuomenės per 48 paskutinės valandas ir jie sako, kad prezidentas nėra problematiškas, bet mes norėtumėm, kad neturime jokių bėdų su juo, bet norime išvalyti jo ratą. Taigi kalbame apie politinį procesą, kuris yra destabilizuojantis, bet mano nuomonė, prezidentas Zelenskis susitvarkys. Tuomet turime užduoti tiesioginį klausimą, ar ponas Jermakas turėtų išeiti. Manau, kad ne. Viskas priklauso ir daug kas priklauso nuo to, kas vyks, kai kalbame taikos procesą. Jeigu taikos procesas bus rimtas, visa tai turi būti apjungta. Zelenskis turės gauti paramą iš Europos, kad bent kažkokią derybinę galią turėtų, priešingų atveju jis lieka vienas kovos lauke. Taip, tam tikrų aukų reikės daryti. Nesiginčiju ir nebejoju Trumpo liniją, jog Ukraina turi kažko atsisakyti. Kai kurie dalykai bus nemalonus, bet Zelenskis turi įtikinti publiką, parlamentą, visuomenę balsuoti už vieną ar kitą sprendimą. Bet opozicija, žmonės gali pasakyti, kad nori pokyčių. Taigi Zelenskiui reikia koalicijos ir politinė prasme jis turės kažko atsisakyti. Aš nesu Zelenskis, bet jei būčiau juo, kol kas susilaikyčiau nuo bet kokių žingsnių vidaus politikoje, matydamas didelį planą, pasižiūrėti į tai, kokį žaidimą žaidžia Rusija ir JAV ir viską supakuoti tarsi į vieną paketą. Ar manote, Europa kartu su Ukraina turės daryti kompromisą ir atsisakyti kažkokių tai saugumo dalykų? Na, kompromiso reikės kažką aukoti, reikės saugumo garantijų Ukrainai arba finansuoti Ukrainą. Ukraina turi alternatyvų kelią į priekį. Mes kol kas nekalbame apie svarbiausią strateginį žingsnį. Maždaug prieš metus Trumpo administracija labai aiškiai pasakė, kad
kad NATO diskusijos, narystė NATO yra nediskutuotinas klausimas, prezidentas Zelenskis tuomet pakeitė karinę taktiką. Jis nebekalba apie priartėjimą prie NATO, pradėjo prašyti daugiau ginklų iš Jungtinių Amerikos valstijų ir tas procesas tęsiasi. Ukraina iš esmės 100% savo energijos nukreipė į vidaus nacionalinės karinės bazės kūrimą. Išplečiamumas ginkluotės pasikeitė, turime balistinių raketų prototipų, ilgo nuotolio raketas. Ir jos pagaminamas yra gerokai pigiau Ukrainoje nei Europoje. Kai matome intervencijas Lenkijoje, NATO turi kai kuriuos pajėgumus, bet ne visus. Tūkstančio dronų perėmimas nėra NATO pajėgumų dalis, jie to padaryti negali, arba tai būtų labai brangu su turimomis platformais. Ir taikos metais negali pasamdyti ar pašaukti 4000 žmonių ir bandyti pasižiūrėti, kaip veikia tavo dronai. Tam nuolatiniam dronų valdymui reikalinga daug žmonių. Taikos metu to negali padaryti. Ukraina tą padaryti gali, turi tų asimetriškų pajėgumų, varomų dirbtiniu intelektu. Tos technologijos yra pakankamai pigios Ukrainoje ir mes matome Ukrainoje vienaragį technologijų srityje ir 10 gynybos srityje. Tos įmonės egzistuoja, ugdo pajėgumus. Tai yra ir ši veikla yra ir ekonomikos variklis. Ukraina greitai turės gynybos bazę, pajėgia apsaugoti visą šalį. Mes turime dronų perėmimo technologijas, palyginama su vakarų technologijomis. Tai manau, kad Ukraina gali eiti į priekį ir su tokiu modeliu. Ciniškai, makiaveliška dvasia, manau, jog dėl to taikos procesas tampa realistiškesniu, nes Ukraina jau yra ant tos ribos. Jinai kuria bendras įmonės su Europa, norėdama tas technologijas perduoti ir Europai ir gauti naudos. Tad staiga, jeigu nieko nenutiks per 6-12 mėnesių, Europa turės technologijas, kuriomis galės pasipriešinti Rusijai. Tai nėra tai, kas patinka Rusijai. Rusijos interesas yra įsivelti politinės diskusijas, jog karo nevyksta, pamirškite apie šių technologinių pajėgumų ugdymą ir plėtojimą. Mes kalbėjome apie 1,5% paramą Ukrainai, bet gal to nebereikia, skirkime tai socialiniai paramai. Manau, kad tai yra tokia akloji zona. Bet Rusijos interesas dabar yra nuraminti visus, pasakyti, kad karas nebevyksta, procesas prasidėjo taikos. Kompromisas reiškia, kad Ukraina turės kažko atsisakyti. Galbūt teritorijos, jeigu žiūrėtumėm į 28 punktų planą, kariuomenės sumažinimą, atsisakyti narystės NATO, ar tai yra priimtina jums? Galima ką nori sakyti apie NATO, bet visus, jei politinės valios yra tarp NATO valstybių, pozicija gali keistis. Klausimas, kaip tai yra įgyvenama praktiškai. Taip, žinoma, jeigu kažkas būtų įtvirtinta konstitucijoje, tuomet kyla problemos, nes pažeidus konstituciją atsirastų pretekstas su Putinui atnaujinti konfliktą. Tai aš nežinau kol kas, kaip tinkamai apie tai galvoti, jeigu kalbame apie teritoriją, nes daug kas kalba apie teritoriją. Fronto linijoje reikia turėti 100 km zoną į abi pusės stebėjimo tikslams. Ši zona turėtų būti stebima su dronais ir robotais, bet dabar žudimo zona. Taigi, Ukraina irgi juda dabar tos zonos link. Moko dirbtinį intelektą atakuoti tankus.
Bet atakuoti reikia naudojant sunkvežimius, galbūt su motociklais, su šarvinėmis priemonėmis. Tai tu mokai dirbtinį intelektą ir galiausiai prieini prie tokios pozicijos, kad mokymus darai ne su kažkokia konkrečia priemonė, kokią automatizuotą motorinę priemonę nori atakuoti, iš esmės nusprendė atakuoti bet ką, kas juda. Tai doktrina yra tokia, kad jeigu kažkas pakankamai juda, žudyk. Ir turbūt kontaktinėje linija bus būtent tai. Mes galime kalbėti apie miestus, kaimus šitoje teritorijoje, bet realistiškai kalbant bus tokių zonų, kuriuose, jeigu kas nors iš esmės juda, kita pusė tarsi praranda protą. Politiškai galima visą tai supakuoti kažkaip kitaip, bet reikėtų tikrai konkrečiai pakalbėti apie tą buferinę zoną, kur ta buferinė zona turėtų būti. Kalbėjome apie sunkią Ukrainos ekonomikos padėtį, kalbėjome apie tai, kad Europa turi problemą finansuoti Ukrainą, bet pakalbėkime apie Rusijos ekonomiką. Ir jūs esate ekonomistas. Kokia yra jūsų nuomonė? Ar tai yra įtampa patirinti ekonomiką? Kaip vertintumėte Rusijos ekonomiką ir jos galimybės palaikyti karą? Taip, tai yra labai įtempta ekonomika, nes 40% jos biudžeto, BVP yra skiriama karui. Rusija nusprendė išveikvoti, o gal investuoti trilijonus dolerių per keliarius metus ne į inovacijas, ne į švietimą, edukaciją, inovacijas, bet į teritorijos užgrobimą. Tai yra jų preferencija. Ekonomistai taip pat juokauja, kad iš paskutinių 10 krizių nuspėjome 8. Taigi, dabar ir Rusijos ekonomikoje yra visos kriziai palankios sąlygos, ekonomika produktyviai neišnaudojama, talentai yra neišnaudojami, egzistuoja taip pat ir patikimumo tas aspektas, reikia Vagnerio įvykio šoko, kažkokio tokio pakankamo šoko, kad žmonės pradėtų nebepasitikėti Kremliaus ir Putino gebėjimo palaikyti ekonomiką. Ar vakarai gali tokį šoką sukelti? Taip, yra milijonas priemonių, kaip tą padaryti, nuo kibernetinių atakų iki Rusijos gebėjimo valdžios mokėti pensijas, prieiti prie finansinio likvidumo ir finansinių išteklių kitose šalyse. Taip, yra dalykų, kuriais galima sukurti tą patikimumo krizę ir priversti žmonės suabejoti Kremliaus gebėjimo tęsti karą. Ar yra tam politinė valia? Na, iš esmės, visus rusus, kurie yra susiję su šiomis karo pastangomis, galima uždaryti į kalėjimus. Taip, yra daug įrankių, kai kurie tie įrankiai yra nedemokratiški, aršus. Ar jais pasinaudosime? Ne, nemanau, nes tam reikėtų daugiau išorinių sąlygų, kažkokių tai įsiveržimo į Rusijos teritoriją. Taigi Europa neturi tos valios nubausti rusus kol kas. Tų priemonių buvo viso karo metu. Šiandieną prezidentas čia kalbėjo apie sankcijas Lukoil, bet mes jau 4 metus kariaujame. Tas sankcijas galėjome pritaikyti nuo 1 metų. Be to galima buvo padaryti ir dar daugiau dalykų, bet tam nebuvo politinės valios. Žmonės tam tikrą prasme žuvo, todėl kad nebuvo politinės valios, bet taip vyksta tas demokratinis procesas. Timai, mums liko minutė pokalbio. Jūs minėjote rinkimus. Aš seku jūs Twitteryje ir jūs pats kažkada tai buvote ministru. Jaučiu, kad norite grįžti į politiką. Na, to klausimo kartais sulaukiu, bet atsakymas yra ne. Visi mano pozicijoje atsakytų ne, nepaisant to, ką galvoja. Aš tik 6 mėnesius buvau ministru. Aš padariau žemės reformas, sudeginau visą pasitikėjimą iš visuomenės, kurį turėjau. Nenorėjau pats būti ministru. Mano šeima nenorėjo, kad aš būčiau ministru. Taip, yra žmonių, kurie mane palaiko, bet aš neturiu jo palaikymo, to politinės partijos.
Be to, manau, kad Ukraina turi daug jaunų, edukuotų lyderių, turime tūkstančių studentų, kuriuos reikia į valstybės tarnybą pervesti ir aš manau, kad tikrai tai yra mūsų ateitis. Ačiū labai, padėkokime būsimam finansų ministrui Ukrainos. Plojimai, ačiū.